Prieš 16 metų, kai agrokoncernas pradėjo dirbti su mikroelementinės trąšomis, būtent su suspensiniais preparatais, galėjau ant rankų suskaičiuoti tiek pavadinimų, tai yra 2. Šiandien dienai ir pas mane, ir pas jūs atsiranda šiek tiek chaosas ir kai pas jūs sueina 8-9 įmonių atstovai, pas jūs kas galvoja atsiranda? Atsiranda daug pavadinimų. Ir visi kaip vienas, čia tas pats, čia lygiai taip pat, mano pusė, jo irgi pusė litro reikia naudoti, mano suveiks tik tais geriau, mano bus pigesnis variantas. Todėl nusprendžiau šiek tiek papasakoti, kad suspensija tai nėra vienas pavadinimas ir kad tik tai skirtingi žodžiai joje, kad jie ir skiriasi ne tik kas yra viduj, bet yra ir daugiau aspektų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir pamatysite, kaip iš tikro mes jos kartais renkamės, nes tai šiek tiek ir mūsų darbą palies. Tai pirmiausia, jeigu šitos visus pavadinimus susidėliosime normaliam popieriaus lapą susirinkę, kas ten ką išsiaiškinsim iš interneto, tai turėsime pagrindinės maisto medžiagas, kur jau skiriasi maisto medžiagų kiekiai. Todėl sakyti mano toks pat kaip jo arba jo toks pat kaip mano geras negalima. Tai yra pirmas dalykas. O kitas dalykas, kas yra suspensijose vienas iš tokių svarbesnių dalykų, tai yra būtent kas yra viduj, tai yra pačios dalelės. Kadangi suspensijos tai yra mažai tirpus arba netirpus junginiai. Kitaip sakant, oksidai, kurie yra netirpus. Todėl yra aparatas, kuris piešia tokią kreivę. Galima išsimatuoti, kokios dalelės, kiek procentų, kokių dalelių yra augalui. Agroplius linijoje maždaug tai čia yra paskutinė gavimo būtent suspensijų Agroplius javams rezultatai faktiniai, kadangi pas mus yra tas aparatas ir mes galime jo įsitirti. Tai dėl ko yra svarbu šitie 3 skaičiukai, tai yra nuo 0 iki 1, nuo 1 iki 5 ir nuo 5 iki 10. Tai yra nuo 0 iki 10 mikronų labai yra svarbu tam, kad augalas didesnių negu 10 mikronų labai sunkiai gali įsisavinti. Nes žiotelių yra įvairiam augime, jos įvairio dydžio, todėl kuo daugiau smulkesnės frakcijos yra, tuo lengviau augalui yra įsisavinti ir tuo trumpesnį laiką reikia augalui išleisti tam tikrų rūgščių, kad jos į prieinamą formą persivirstų. Tai būtent dėl to ir yra keletą frakcijų, kad pirmiausia mažiausias pradės valgyti daug greičiau, po to eis didesnių ir dar didesnių. Bet mes taip pat suprantame ir tai, kad kartais įmonės išgirdo suspensijos, jos turi paklausą, viskas yra ok, jos eina per gamintojus, sako, man reikia tokio arba tokio, man reikia panašaus, bet pigiau. Ir kas nutinka tada? Tai yra toksai dalykas, kad paimtas iš rinkos vienas produktas, irgi praleistas per tą patį aparatą, ir kaip matote, skirtumai jau yra visai kiti. Tai yra 74 procentai nuo 0 iki 10 ir 30 procentų nuo 0 iki 1, 28 nuo 1 iki 5 ir 14 nuo 5 yra iki 10. Tai būtent tokie skaičiai, kad mažiau smulkesnių, daugiau didesnių, tai kas tai yra? Tai yra laiko sąnaudų sumažinimas. Trumpiau reikia malti, kitaip sakant, daryti kuo smulkesnės daleles, tai leidžia mums atsipiginti patį produktą. Kitas neką svarbus dalykas, tai čia paimta iš vieno vadovėlio, būtent kas yra javų, kokie optimalūs kiekiai miligramais kilograme turėtų būti augale. Ir čia, kaip matote, niekur neparašyta realiai kuriam augimo tarpsnė, taip labai abstrakčiai. Bet jeigu imsim ar 30, ar 33, ar 39 augimo tarpsnį, visose tarpsniuose būtent šitie skaičiai turi atitikti. Ir jie negali būti išbalansuoti,
Dėl ko negali būti išbalansuoti, nes niekada iš agrokoncerno atstovo tikriausiai negirdėjot, kad javams reikėtų boro ar molibdeno dėti papildomai. Molibdenas yra judrus dirvožemėje, todėl augalų šaknys gali pasimti, kiek jam reikia, nes jiems reikia labai nedaug. O boras yra iš dalies judrus ir jo kiekiai taip pat nėra tokie dideli, kad augalas negalėtų jį įsisavinti. O visi kiti elementai realiai yra visai nejudrus augale. Kitaip sakant, mes jeigu galvoti, kad maisto medžiagas turėtume atidavinėti, pradėjo lysti lapas, turėtume važiuoti su purškimu. Kitas lapas lenda, vėl mes važiuojam su purškimu. Tai realiai mes turėtume, jeigu kviečiai turi 5-7 lapus, mes turėtume tiek kartų ir važiuoti su mikroelementais. Jeigu mes tai kalbėtume apie sulfatinę formą ar chelatinę formą, kur negalime didelių normų atidavinėti dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Todėl ir ateina mums į pagalbą suspensijos skirtingų dalelių dydžius turinčios, kurios šitą darbą atlieka ir mes galime palaukti ir kas antrą lapą važiuoti, nes purškimo metu galim iš karto 2 lapus maitinti. Bet svarbiausias yra dalykas, kad manganas, cinkas ir varis turi atitinkti tam tikrą funkciją, kad būtų pakankamai augale boro ir molibdeno. Nes kas yra keisčiausia, tai realiai varis yra didžiausias blogis, kadangi varis dalyvauja kaip ir boras ir molibdenas kai kuriuose tose pačiuose procesuose. Jeigu vario bus per daug, prasidės boro vieniem fiziologiniam veiksniam kaip ir uždengs varis, bet kitų ne. O tiesiog boro ir molibdeno augalas nebeturės, bus išbalansavimas. Nes taip ir gaunasi, kad duodam vieno produkto per daug, prasideda trūkumas kito, vėl važiuojame su kitu ir tas išbalansavimas ir yra. Tai aš tą vadinu būtent santykiu. Optimalus augimo santykis, kuris turi būti mangano, cinko ir vario pačiuose produktuose arba mišiniuose, kuriuos mes duodame. Kitaip sakant, turėtų būti 4,5, 3 ir 1. Kaip tas atrodytų, kad aiškiau būtų, tai aš būtent ant produkto lentelės. Štai santykiai. Manganą padariau, nėra skirtumo, ar ten 300 ir 150 gramų bus, bet paėmiau kaip konstantą 4,5 ir tada žiūriu, kiek produktai yra cinko ir vario. Tai būtent tokius skaičius iš tos lentelės, kur buvo pradžioje, būtų galima pastebėti. Ir kaip matote, kai kurie produktai ir yra su variu 1,5 karto per daug, cinko 1,5 karto per mažai. Yra įvairių produktų, yra ir neblogų ir geresnių, bet iš viso šitos lentelės šiandienai kol kas, ką aš matau iš savo pusės, tai yra būtent 2 santykiai, kurie mažiausia turi tą skirtumą arba disbalansą. Tai būtent yra šitie, kurių santykis 4,5, 3,075, 4,5, 2,7 ir 1,1. Ir tai yra svarbu, kad agrokoncernas per paskutinius 12 metų keitė produktų pavadinimus. Agroplius javams per 12 metų turėjo 3 ar 4 skirtingas mangano, cinko, vario, kol mes suradome tą tikslų skaičių, kuris turi jame būti. Bet turime nepamiršti ir paprasto dalyko. Vien agroplius javams ar kitas ten javams produktas, mikroelementas nieko nėra vertas. Viską duoda pati technologija, kad mes turėtume su jais duoti ir kitus elementus, kuriuos tyrėme, kuriuos darome ir kada duodame, tada reikia, kiek reikia ir to, kad neišbalansuotume būtent optimalaus to augalo augimo, kad nepradėtų darytis kažkokie tai ar fitotoksai, ar trūkumai, nes 2004 metais mes kiekvienas tyrinėjom nuotraukas, dabar internete dar yra, kur yra kažkokie trūkumai mikroelementų vieno ar kito. Šiandienai, kaip aš sakau, per 12 metų man parodė tik vieną nuotrauką, kur buvo su mikroelementų trūkumu. Ir tai buvo iš ekologinio ūkio atsiųsta klausta, kas čia per mikroelementų trūkumas. Todėl ir yra, kad jeigu mes viską teisingai darom ir nelabai išbalansuojam, to mikroelementų trūkumo nebus. Bet kad optimizuoti ir susirinkti kiekvieną procentą, ką augalas turi savo potencialą, mes tikrai privalome. Todėl ir kviečiu
naudotis būtent tokia technologija, kam reikia pagal dirvožemį, pagal drėgmę, pagal oro temperatūros kaitalioti, visuomet pasikonsultuoti su agrokoncernas, agronomais konsultantais. Jeigu jie neturės vieno ar kito atsakymo, visada žino, kur gali kreiptis. Tai yra mūsų mokslinis padalinys, kuris būtent šią technologiją ir naudoja, būtent kur yra ataskaitai. Tai būtent tokia mikroelementų purškimo technologija yra naudojama visuose pasėliuose. Žinoma, tai yra atsižvelgiama ir į veislę, ir visą kitą. Tai va. Ačiū Jums.